aš noriu atšvęsti savo 30 gimtadienį. Tau 40. Vaidmuo iš tikrųjų faino vyruko, labai linksmo, su geru humoro jausmu, aš manau, kuris pritaikytas žmonai, universalus, bet pritaikytas žmonai. Turim ką įsivirdarą partu tavo aukštakulnių, gal kokia šaltibarščio aukštakulnienė? Nesuprantu, dirbi žmogus 15 valandų per parą, tam, kad gyventi su moterim, kuri negali nueiti į maisto prekių parduotuvę. Šarlotė, ji yra moterų moteris. Tai yra pirkiniai, rūpinasi savo vyru, rūpinasi savim. Gal šiek tiek jau ir primiršta galbūt savo partnerį. Nesupranti, kad aš rengiuosi taip, kad tau patikčiau, nes kitaip mes abu nemiegotume. Aš tai noriu pasakyti, aš čia dažnai dabar mėgam, kad tu niekada praktiškai neišbandai, neatsigulė, niekada. Jau vien pavadinimas Meilės daktaras taip skamba žaviai, tai vat, nuo pavadinimo ir viskas prasideda. Labai iš tiesų mielas personažas, meilės reikalų ekspertas, tarkim, ar ne? Labą dieną! Kam sakot lovas? Aš sakyčiau, kad tai yra labai nuotaikingas. Na, ta prasme, visa salė juokiasi, matyt, atitinka visų ten humoro skonį, kiekvienam stiliui tinka. Man trūksta vieno varžtelio. Ne vieno, žinokit. Fantastiški įspūdžiai su dabar skaudančiais žandais, galiu pasakyti. Aktoriai labai šauniai įkūnijo savo personažus. Nuoširdžiai net neatsimenu, kada paskutinį kartą tiek juokiausi per spektaklį. Galbūt net pirmą kartą tiek daug juokiausi. Laisva. Žiūrovas gali būti ir tie, kurie dar nevaikščiojo aukštakulniais per santuoką. Ir tie, kurie jau tą padarė. Aš manau, kad tai naudinga ir visom prasmėm. Jeigu visą laiką norėjote labai daug savo vyrui pasakyti, bet neišdrįsote, negalėjote, nemokėjote ar neturėjote laiko, nu tai atsiveskite į šitą spektaklį.